Šiandien yra lygiai 4 metai, kai papuoliau į vaikų globos namus. Man 14, aš čia gyvenu jau 4 metus. Na ką mes turim šiandien? Ko nori tėvai, būsimieji tėvai ir globėjai? Na, pajuokausiu gal ne vietoj, netinkamai, bet nori rūžavo ir pūkuoto. Įvaikinimo laukia, vyresni vaikai. Ir kartais būna labai gaila, kai giminės atsiranda tik tada, kai vaikas jau nori išeiti iš įstaigos ir žino, kad turės įsikūrimo lėšas. Ir giminės atsiranda tam, kad iš jo paimti ir šitos pinigus. Nors nėra ne vieno vaiko be giminių, tėvų netekę ar palikti vaikai vis tik dažniausiai atsiduria valstybinėje globos sistemoje. Per pastarosius dešimtmečius joje įvyko daug pokyčių. Šiandien nebėra didelių globos namų su ilgais koridoriais ir bendrais miegamaisiais. Visi vaikai perkelti į šeiminius globos namus, savivaldybių nupirktus butus ar namus, kuriuose gyvena panašiai kaip įprasta šeima. Patys gamina maistą, eina į mokyklą, bendrauja su draugais. Šiuose namuose paprastai gyvena po 5 ar 6 vaikus, o juos prižiūri besikeičiantys socialiniai darbuotojai. Užeikite į svečius. Labą dieną. Dabar vaikai svečiuose turi kunigą, tai jie čia kalbasi bendrą ratą, bet mes pakilsim tada į antrą aukštą. Jiems netrukdysim. Sveiki, garbė Jėzui Kristui. Mes truputį pasivaikščiosim ir tada sugrįšim pas jus, gerai? Tai gerai. Yra darbuotojų kabinetas socialinė, tai kur yra dokumentacija visa, vaikų bylos, nes privalu yra pildyti SGP planus. Čia yra vaikinų kambarys. Čia 2 vaikinai gyvena ir jų laikomas augintinis katinas, kuris irgi yra kaip šeimos narys, labai mylimas vaikų, labai gerai terapina vaikus, lytėjimas labai ramina vaikus, tai tikrai ir pats katinas labai jaučia, pas ką reikia ateiti, pasėdėti ant kelių, pas ką reikia pagulėti, nuraminti, kuris perima visų vaikų emocijas, tai tikrai vadinam terapiniu katinu. Tai lipame antrą aukštą. Antrame aukšte yra 3 miegamieji ir sanmazgas. Čia yra merginų kambarys. Merginos turi gerbėjų, kartais gėlės plokštės didžiausios, žaislai didžiausi dovanų. Čia merginas. Merginų kambarį galima atskirti pagal parfumerijos kiekius lentynose. Kaip tai gyveni? Gerai? Gerai. Labai jau? Okay. Mano vardas Joana, man yra 17 metų. Čia gyvenu. Šiandien yra lygiai 4 metai, kai papuoliau į vaikų globos namus. Tai dirbu, mokausi, prižiūriu senelius. Gerai, gali sakyti. Mano vardas yra Antifa, man 14, aš čia gyvenu jau 4 metus. Iš tikrųjų, aš labai pasikeičiau čia gyvendama, kadangi turėjau labai tokią prastą ateitį ir mane labai pakeitė būtent tas vaikų globos namų gyvenimas. Tai aš gyvenau su mama, turėjau prastus santykius su ją, jinai vartojo alkoholį ir tai labai mane psichologiškai paveikė, kad aš pradėjau vartoti narkotikus, vartoti alkoholį, susidėjau su bloga kompanija, mane nuvežė į krizių centrą, ten prabuvau 6 metus, nors turėjo būti tik 3 mėnesius, nes tas buvo laikotarpis, kai tik iki to momento gali vaikai gyventi, vėliau turi nuspręsti, kurie turi iškeliauti toliau. Bet mano nuomonė buvo, kad aš nenoriu grįžti pas mamą, nes man atrodė, kad tenai tiesiog aš pražūsiu ir kad man reikia kažką keisti, nors aš nelabai to norėjau, nes tiesiog norėjau likti toj savo komforto zonai ir neišeiti tos. Ir vėliau aš tenai vis tik bėgdavau, manęs nebūdavo 2 savaitės, 3, taip aš iš krizių centro, kad aš tiesiog negrįždavau namo, aš su draugais būdavau. Yra labai didelės valstybės pastangos
skiriamos ir tuo pačiu finansavimas biologinėms šeimoms atsistoti ant kojų. Tikrai yra labai daug įvairių programų, įvairių priemonių, kurios turėtų padėti atsistoti tai biologiniai šeimai ir sėkmingai auginti vaikus. Tačiau statistika rodo visai ką kitą. Tai rodo, kad tos priemonės, nežiūrint jų masiškumo ir nežiūrint jų aprėpties ir to vadinamo gerumo, ne visada duoda. Dažniausiai neduoda tokių norimų rezultatų. Tai reiškia, kad šeimos toliau paslysta. Vaikai toliau yra iškeliami pas budinčius globotojus ir vėl yra grąžinami. Vaikai tampa, ne preke, bet saldainių, pasveikti tėvam, išsigydyti jiems. Bet tai neveikia. Tai jo ir davedė iki to, kad papuoliau į reanimaciją. Nes gavau apsinuodijimą alkoholiu ir ne tik. Ir va tada aš supratau, kad, nėra gerai. Mama labai jaudinasi, bet man kažkaip buvo, nesavai, aš niekada nejaučiau tos mamiškos meilės į savo pusę, nes jinai turėjo vyrą, praktiškai aš jau buvau nesvarbi, nes jinai pasirinko vyrą, o ne mane, nors jinai galėjo pasirinkti mane, bet dėja. Tai va taip va, ir pakliuvau čia, tada tėvas mano mirė, kai aš čia gyvenau metus, kur, plius minus čia, daugiau mažiau kažkas. Tai jis sirgo vėžiu, aš tai nežinojau, tai aš su juo nebendravau, galima sakyti, jau ilgą laiką ir aš visai nežinau, kur jis, kuo jisai. Nors anksčiau pas mane buvo labai tvirti santykiai su juo, kadangi mano tokia maža svajonė buvo, kad mama susitaikytų su tėčiu. Ir tiesiog vėliau, kai aš jau paaugau, subrendau, supratau, kad tai tiesiog yra neįmanoma. Tai susitaikiau su to ir labai buvo liūdna, kad mano tą vaikišką svajonę neišsipildė, aš pakliuvau į vaikų namus, tėtis nesipama, tėčio nėra. Tai va, biškai, bet tokia liūdnesnė momentas. Kai buvau maža, aš buvau pas mamą, paskui važiavau pas Anglijai, buvau pas mamą, mes gyvenom ten kokius 6 metus. Ir paskui tėtis važiavo paimti, nes aš su mama gyvenau su broliu mažesniu ir aš viena, o sesė su broliu buvo čia. Tai dirbo Lietuvoj ir paskui mane tėtis pasiėmė ir aš gyvenau su tėčiu ir ten tėtis prisidirbo, rūkė žolę, jį pagavo ir mes krizių centre buvom, jinai irgi ten buvo ir paskui ją paėmė čia ir mane paėmė. Aš buvau ten dar anksčiau, buvo tame krizių centre, gal kai man buvo 10 metų, 11, bet mane tada paleido atgal pas mamą, tada vėl viskas buvo gerai, mane vėl tenai nusiuntė į krizių centrą. Ir tada tą paskutinį kartą mane auklėtoja Bronė, tai vyriausia socialinė darbuotoja mūsų, jinai spalio 1 atvažiavo manęs paimti. Aš esu Bronė. Dirbu šitose namuose 15 metų jau. Jie visų pirma yra atskirti nuo tėvų. Ir to vienintelio dalyko, kurį mes negalim duoti, tai jau pakeisti tėvų. Pas mus šeimina yra šventa taisyklė apie tėvus arba gerai, arba iš vis nieko. Ir ta taisyklė dirba, nes vaikams tai yra pats svarbiausias dalykas - tėvai. Kokie bet bus, bet tai yra tėvai. Aš labiau bijojau, nes vis tiek tai yra už Vilniaus, buvo Vilniaus rajone. Tai mane tai labai gąsdino ir kai mes važiavom, aš galvojau, kad šiandien aš tikrai pabėgsiu. Ir aš jau buvau, tiesiog buvo suplanuotas pabėgimas, kad mane atvažiavo mašina ir mane pasiėmė. Bet tai neįvyko, nes kai aš važiavau su auklėtoja, iš jos sklido tokia šiluma tiesiog, kad net aš tai pasidėjau, kuri niekada negaudavo šilumos. Ir kai mes važiavom mašinoje, aš tiesiog skaičiau tos kilometrus pravažiuotus ir aš suprantu, kad ten 26 kilometrų, tai čia yra labai toli, kaip aš būsiu be draugų. Ten, tiesiog, man atrodo, kad viskas bus labai labai blogai ir kad aš čia visai daugiau niekada negrįšiu, būsiu paieškose, visa kita. Bet kai aš važiavau, mane tiesiog aprūpino visom ten drabužiais, nes aš beveik nieko nebuvau pasiemus.
drabužiais, visokiom priemonėm, man ten papasako, kaip čia vaikai gerai gyvena. Aš galvoju, kad čia tiesiog melas, kad jie čia tiesiog daro taip, kad aš jausčiausi saugi iki kito momento, kol mes važiuosim tenai. Bet mes, kai atvažiavom, mane pasitiko katinas. Jo, mes turim katiną. Jis mane pasitiko ir jinai pasakė, auklėtoja pasakė, kad, ne visus jis taip pasitinka, mane taip pasitiko, man taip malonu pasidarė, kad net katinas. Dauguma įsivaizduoja, kad čia labai blogai, bet iš tikrųjų taip nėra. Mes keliaujam, turim visokias veiklas, pramogaujam. Taip pat visko būna, ten pasipykstam, nes tiek vaikai yra skirtingo plius minus amžiaus. Važiuojam į kitas šalis. Šiais metais buvom Tunise, praeitais metais buvom Turkijoje, Italijoje dar buvom ir visokias ekskursijas važiavom. Ir būna tas, kad visi susirenkam savaitgalį ir žaidžiam kortų. Visokius žaidimų žaidžiam. Savaitgaliais šeštadienį mes tvarkom, o sekmadienį skaitom. Pykstate tarpusavį? Reikia. Dažniausiai pykstam. Su vaikais tai nelabai ir pykstamės, bet suaugtumėm pykstamės. Ypač aš. Dėl pastabų mokykloje, nes jeigu gaunam pastabą mokykloje, tai atimtas telefonas, taip auklėja mūsų. Bet būna kartais, kad neatima. Žiūrint, kokia pastaba. Tos taisyklės, kurios yra čia, tam tikros, pavyzdžiui, tvarkytis, ten grįžti laiku namo, telefonai, tai labai mane erzina. Aš buvau pripratusi prie tokio gyvenimo, kad man tiesiog nėra taisyklių ir gyvenu taip, kaip aš noriu. Kad net mama manęs nekontroliuoja, čia atvažiuoju, čia kontrolė. Jeigu pagauna, kad rūkom, tai būna blogai. Sudaužo veipus, jeigu randa veipus, tai sudaužo ją. Ir atima telefoną. Ir namuoja vis tai būna. Mano svajonė eiti dirbti nagus daryti. Paskui teisės išlaikyti. Ir tada nuvažiuoti viena kažkur su draugais į kažkokią šalį. Tai aš manau, kad bus labai rūpestinga mama, jeigu turėsi vaikų. Per mano praktiką pats skaudžiausias buvo klausimas, kai mergina jau, kuri mokosi universitete, paskambina ir sako, ar aš galiu grįžti namo per Kalėdas. Ir tada taip nesusigraudini ir galvoju, jo, tiksliai, tai kas jei tie namai, tai mes tik tai tie namai ir esam. Tai aš sakau, kad tu gali grįžti, bet iš tikrųjų baisu, ar ne, kai vaikas neturi kur sugrįžti per Kalėdas. Tai stengiamės, kiek galim užtikrinti tą šeimos, kad čia yra šeima, kad visada gali mus kreiptis ir stengiamės jiems padėti ir visada apie tą ateitį kalbam ir nepaliekam jų vienų, todėl ir esame įkūrę ir palydėjimo paslaugas, patys įstaiga yra išnuomavusi butą ir suteikia gyvenamąją vietą, jeigu tik vaikai nori patys, stengiasi, kabinasi gyvenimą ir aš labai dažnai vaikams sakau, kad jūs turite teisę užpykti ant gyvenimo, nes jums buvo labai sunku, jūs buvote palikti pačių brangiausių žmonių, tai tėvų, ir turite taip užpykti ir tą savo pyktį nukreipti į pasiekimus, į mokslą, į žinias, kad galėtumėt visam pasauliu įrodyti, kad jūs vieni galite pasiekti, padaryti kažką, nes jūs neturite pagalbos iš šalies, kaip turi jūsų klasiokai, draugai, ir jūs turite drąsiai pakeltą galvą, sakyti, aš viską padariau, pasiekiau pats, aš galiu. Ir dar tada galėsit padėti ir savo tėvams, kurie vis tiek yra. Jie kažkur yra, nes našlaičių per 10 metų mes turėjom kelis tik tai. Vyriausia globotiniai išgyvena nežinia dėl ateities, nes būtent kada ateina tas laikas, kada pilnametystė pareina, vis tiek jie to nori laisvės, jie gauna tą laisvę ir jos yra daug ir kas su ją daryti ir čia yra sunkiausias momentas, kada jiem reikalinga pagalba ir gerai, kad dabar valstybė kažkiek tai neparėmė ir tu sulaukus pilnametystė ir dabar jie gali pas mus tęsti gyvenimą, globą pratesimą. Nes jie studijuoja, mokosi, dirba pagal tvarkas ir įstatymus, tas naujus. Tai yra labai didelis palaikymas, kada tie nepilnamečiai patampa pilnamečiai ir kažkokia yra vis tiek riba, nes jie išeina iš čia, jie grįžta pas tėvus į tą patį liūną, iš kurio jie atėjo, nes tėvai dažniausiai būna priklausomi, jiems yra sudėtinga iš tikrųjų. Kol vaikas mokosi mokykloje,
nesvarbu ar su 18 ar 19 ar ne, bet dar nepabaigė 12 klasės, tai gali sėkmingai gyventi globos namuose, nes jam yra tęsiama globa. Ir jeigu yra poreikis, tai tikrai tęsia globą iki kol jam reikia, kol jisai mokosi. Tada vertinam poreikį ir žiūrim, ar jis įstoja kažkur mokytis. Stengiamės, kad įstotų mokytis, kad būtų bendrabutis, kad turėtų gyvenamąją vietą. Visi vaikai nuo 16 metų yra įrašomi eilę būstų. Tai kai kurie gauna ir būstus, jeigu nori. Įsidarbina lygiai taip pat kaip ir šeimos vaikai. Kažko skirtybių kažkokių nėra. Jeigu yra poreikis, gali gyventi iki 24 metų. Tęsiama globa. Nes man patinka kabinti. Ir aš jau pavadinau Valera, bet nes jinai